Tai šiandien mes pašnekėsim random 16 dalykų apie mane. Tai pirmas yra dalykas, koks yra mano krikšto vardas arba antras vardas, kitaip pasakius. Tai yra Gabrielė ir fun fact, mano mamos irgi yra toks pats antras vardas. Antras, tai koks yra mano zodiako ženklas, yra mergelė. Aš neįsivaizduoju savęs kitame zodiako ženkle, nes tiesiog skirta mergeliai būtų. Trečias, tai kiek aš esu auskarų prasivėrus ir kiek norėčiau. Tai kaip matote, abiejose pusėse ausyse aš prisiveriu po vieną auskarą, nežinau, gal ateityje daugiau darysiuos, bet kol kas tik tiek turiu. Ketvirtas, koks tavo krešas iš garsenybių? Tai aš esu vienai, kuris man patinka, bet jis man patinka ne toks, koks dabar yra, nes jis žiauriai pasenęs, bet toks, koks buvo jaunas, tai Ian Somerhalder. Jisai iš Vampyrų dienoraščio vaidino Damon, tai tenais, kai buvo jaunas, tada man patiko va toks, ne dabartinis. Penktas yra, koks mano planas ateityje. Tai pirmiausia, aš noriu 10 klasį išlaikyti matematiką ir lietuvių. Dėl matematikos reiks labai dirbti, nes man jinai tiesiog nesiseka niekaip. Tada, aišku, 12 klasį pabaigti ir eiti į universitetą. Ir tada baigus universitetą kažką daryti su aktorystė, kokiuose filmuose, nežinau, gal filmuotis, gal net angliškose pavyktų. Labai norėčiau. Ir laisvoju laiku, manau, kurčiau dainas, o su šokiais tai dar nežinau, nes dėl šokių dar labai galvoju. Kuo norėjau būti maža? Čia yra 6. Tai aš visą laiką nuo pat mažens norėjau būti dainininkė ir šokti. Ir aš niekados nepasirinkdavau vieno dalyko. Ir dar vis dabar nepasirinku. Nes tiesiog, nuo pat vaikystės man šitie 2 dalykai labiausiai patiko ir aš tiesiog žiauriai myliu, tai vat. Tai gal kažką ir, manau, pavyks padaryti ateityje su tuo. 7, ko aš bijau. Tai žinot, kaip būna baimės vorų kokios, nežinau, paskesti, nežinau, siaurų patalpų ir taip toliau. Aš nesu ta, kuri labai bijotų, tipo, ten kai kurie dvasinį bijo. Ką aš žinau, YouTube'e galima visko, žinot, prisižiūrėti. Nėra taip, kad aš bijau tų vorų, bet man jie tiesiog labai nepatinka, nežinau. O šiaip tai, kad tokias baimės, tai gal nelabai turiu ten, kad jau vajetus, aišku, biški taip nefaina, gal biški pabijau, bet tai nėra, kad čia mano žiauriausia, kad tai aš bijau. Bet labiausiai tai, manau, bijau prarasti šeimos. Manau, visi tai bijo, bet aš labiausiai artimųjų visų bijau prarasti. Kiekvieną akimirką džiaugiuosi, kada galiu su jais praleisti laiko. Čia 8, man atrodo, bus. Tai ar norėčiau tatuiruotis ir ar turiu? Tai aišku, kad neturiu, nes dar esu super jauna. Bet gal ir norėčiau ateityje, bet kokios 1, 2, kur kažką reikštų. Žinau, kaip depresikė atrodau, kad man čia turi viskas reikšti. Bet aš pasakysiu savo nuomonę, kiti darosi kaip nori, jiems patinka, aš nieko apie jos nesakau. Bet aš apie save sakau, kad man labai nepatinka. Jeigu aš pasidaryčiau pavyzdžiui, mano tėtis per visas rankas ten kažkokiais, nežinau, tatuiruotės paveikslus ir taip toliau, man tai yra labai nepatinka, nes tai žaloja tiesiog odą ir aš manau, kad jeigu aš ir darysiuos, tai tikrai ne kokia didelė, manau, maža ir kurią tiesiog pažiūrėjus visą laiką pasijausčiau gerai apie ją ir prisiminčiau gal net to žmonės, žiūrint kokią darysiuos tatuiruotę. Bet sakau, visi turi savo pasirinkimus ir jiems gal tai patinka. Bet man tai nepatinka, todėl aš ant savęs taip nemanau, kad daryčiau, bet pažiūrėsim, kai ateityje bus. 9, tai mėgstamiausi ledai, čipsai ir saldainiai. Tai mano ledai yra mėgstamiausi su karamele. Žiauris skanus, jie dar tokia tiršta, kaip čia pasakius tiršta, tiesiog tokia, negaliu, žiauriai man patinka karameliniai ledai. Bet dar patinka, kur būna su sausainių gabaliukais, tai va tie irgi, myliu. Tada iš saldainių tai būtų Maltesers, aš juos tiesiog dievinu, jie man žiauriai patinka. Iš guminukų tai iš tikrųjų visi, nėra, kad man ten labiausiai patiktų. Ir dar yra, čia ne iš guminukų, kad M&M's, bet tokia mėlynam pakelį. Aš nežinau, kaip pasakyti, tas sydaras toks traškus. Suprasit. Ir tada čipsai bus Pringles, tie tokie žalia.
žiauriai skanus. Ir dar vieni čipsai, spiralės tokios, nu tai ten jau iš viso dievinu jas. Bus 10, tai kokia mano mėgstamiausia šventė per visus metus. Tai jeigu reiktų pasirinkti 2, tai pasirinkčiau mano gimtadienis ir kalėdos, bet jeigu reiktų pasirinkti vieną patį mėgstamiausią, aš žinau, kad jūs galvosit, kad aš gimtadienį rinksiuos, bet ne. Mano mėgstamiausia šventė yra kalėdos. Aš tiesiog myliu, taip faina yra per kalėdas, taip jauku. Aišku, labai nepatinka, kai žiemą būna ten tos pliurzlės, pliurzės, man atrodo taip. Tai vat, ir tiesiog, bet šiaip patinka man kalėdos, tai žinot. Labiausiai dėl to ir laukiu žiemos. Aš jau laukiu, nors dar 3 mėnesiai iki tų kalėdų, bet tiesiog kalėdos. Jeigu aš pasakočiau, tai žinokit, visą video net galėčiau padaryti, dėl ko man jas patinka. Ką man labiausiai patinka daryti, veikti, tai čia maždaug su kūrybiška dalimi, ne tai, kad kažkur keliauti ar kažkas tokio neta. Tai mano mėgstamiausias yra, aišku, pakuoti dovanas, ypač per kalėdas. Ir jeigu reikia irgi dovaną kokią sugalvoti, tai ateikit pas mane, aš jums sugalvosiu. Tai va, tai žiauriai laukiu ir man labai patinka irgi. Kai aš pakuoju, aš jau net realiai savo mamai dovaną kalėdų sugalvojau. O mamos gimtadienio dovanos. Tai nesugalvojau. Nes tipo mano gimtadienis kitą mėnesį, rugsėjo 13. Mano mamos dar kitą, spalio 13. Žinau, kad jinai sako man visą laiką, nepirktų man nereikia dovanų. Nu, ta prasme, čia tavo yra gimtadienis, aš negaliu tom nepirkti. Aš, žodžiu, nepirksiu, man. Pasistengsiu. Nes, nu, tiesiog, nu, aš noriu padaryti man patį geriausią gimtadienį ir tuo labiau, kad šiais metais jai irgi bus jubiliejus. Nu, tai 1:1. Kaip su santykiais? Tai aš esu single as Pringle ir dėl to esu happy, jei kažkaip kitaip bus gerai, normaliai, bet dabar single. Dabar 13. Tai ko aš labiausiai norėčiau per gimtadienį gauti. Žinau, kad aš jums jau prisakiau visko jau apie tą gimtadienį, turbūt jau nervus visus išėmiau. Ir ta prasme savo draugį irgi pripasakau gimtadienį, kaip laukiu ir mamai. Žinau, bet aš tiesiog žiauriai laukiu. Tai va, tai aš labiausiai, manau, norėčiau gauti. Nemanau, bet tikrai žinau, tai iPhone'o kokio 14 arba 13. Aišku, būčiau laiminga, jeigu ir gaučiau iPhone'o 15, tai čia jau iš viso būtų pasaka. Bet žinau, kad ten labai brangu, tai... Bet šiaip iPhone'as 15 tikrai man patiktų. Nes šitas telefonas taip pradėjo strigt. Ir aš žiauriai norėčiau telefono. Tai, bet nežinau, ar išeis, ar pavyks. Bet jo. Ir dar gėlių. Jaučiu, neturiu tos nuotraukos, kur mano mėgstamiausios gėlės. Bet galit pažiūrėti video, kur 32 gimtadienio idėjos. Tai tenais tikrai įdėjau. Ir tuo labiau tenais... Nu, ta prasme, jeigu kažkas nori man kažką padovanot, jeigu čia mano draugės, kurios bus mano gimtadienį, tai ten yra jau visas jums bagažas sukrautas, tai galit pasirinkti iš 32 gimtadienio idėjų. Bet jo, bet šiaip, ką aš gausiu, tas man bus gerai, na, aišku, už to video. Ir aišku, kas man patinka. Ir tada dar trečias dalykas, kurio labiausiai norėčiau, tai aš žinau, kad čia bus tokie 2 paprasti. Nu, tai gėlės tos mano mėgstamiausias ir balionai. Aš noriu, kad būtų su skaičiu 15. Nu, pavyzdžiui, šiais metais man su jais 15, tai kad 1 ir 15. Tiesiog. Aš labai noriu tokio baliono pasidaryti nuotraukų, žinot, tai vat. O šiaip tais, mano draugė žino tikrai, kas man patinka, tai man padovanot yra lengva, bet mano mamai taip pat tikėkit manim kaip sunku. Nes jai ne viskas patinka. Tai vat, o šiaip tais, sakau, tas video, viskas ten yra parašyta, kas man patinka. Tai čia bus susijęs su tuo klausimu kaip ir, nes aš jau išvardinau vieną dalyką, kurio labai norėčiau, tai ar aš esu Samsungo mergaitė ar iPhone'o.
Tai aš visą gyvenimą turėjau Samsungą ir tiesiog, nežinau, visą laikį turėjau. Bet dabar aš labai noriu iPhone'o, tik žinau, kad vienas dalykas yra blogas apie tą iPhone'ą, kad greitai baterija išsenka ir tas nelabai gerai, nes man reikės daug filmuoti ir taip toliau. Bet kažkaip, manau, pavyks, vis tiek naujas telefonas ir tuo labiau nebus senas, tai jo, labai norėčiau. Bet tikiuosi, kad gausiu, labai noriu. Aš taip ir neatsakiau, ar aš Samsung ar aš iPhone'o. Aš iš tikrųjų sakau, nežinau, jie abudu yra geri dalykai. Nežinau, žinokit, aš negaliu pasirinkti. Tai tokia per viduriuką. Kokia yra mano mėgstamiausia spalva? Aš seniau turėjau violetinę, mėlyną ir rožinę, man labiausiai patiko. Nu, žinot, čia tokios mergaitiškos, bet šviesios. Dabar aš kaip ir sakyčiau, kad aš neturiu tos mėgstamiausios spalvos, bet aš pastebėjau, kad man labai pradėjo patikti šviesiai tokia rožinė, tokia... Aš negaliu pasakyti, bet aš įdėsiu čia mano nuotrauką, kokia spalva man dabar labiausiai patiko rožinė. Na, aš tiesiog ir backgroundą telefono pasidariau, ta prasme, rožinį, bet jaučiu, kad aš padarysiu vieną video, kur aš parodysiu, kas mano telefone yra, kokios programėlės ir taip toliau, nes suradau labai gerą idėją, tai tikrai, manau, padarysiu. Ir tada pamatysit. Ir atveda mumis prie paskutinio klausimo, 16. Jo, 16. Tai kokia mano yra mėgstamiausia parduotuvė apsipirkti, tai yra, nu palaukit, jeigu iš maisto, tai aišku, kad Lidl'e, nu ta prasme, arba Barbora užsisakyti, bet jau seniausiai ne visi sakom. O jeigu iš drabužių kokio ir šiaip, tai H&M'as, aišku, Sheino dabar daug siunčiuosi ir taip toliau, bet ten drabužių kažkaip dabar nesisiunčiu. Bershka, kas dar, New Yorker'e šiaip. Ir dar viena tokia parduotuvė, bet aš pamiršau jos pavadinimą. Nu ten žalia spalva parašytas, bet aš jaučiu nerasiu. Ir aišku, už saldumynų tai Candy Popas ir Tasty Room. Jo, tai vat. Tai čia ir pabaigsiu video, nes daugiau kaip ir apie save random faktų neturiu, bet jeigu kada nors kokių klausimą užduosit ir aš jo net nebūsiu pasakius apie tai, tai tikrai atsakysiu. Ir pasirodo, kad jūs man buvot uždavę klausimus, aš tiesiog pati nemokėjau kaip juos pasižiūrėti, nes aš gau, kad iškart kai parašo komentarai ir matosi, bet pasirodo, tu ten turi patvirtinti, ar kiti gali matyti tą klausimą. Bet kiek mačiau ten, tai tikrai atsakiau į tos klausimus ir ačiū tikrai už pastebėjimus ir tiesiog už gerus, gražius komentarus savo pasidalinimų. Tai va, tai čia ir pabaigsiu video. Ačiū, kad mane žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau!